vienas gražiausių Lietuvos miestų. Ne tik žavinti savo įstabia architektūra, bet ir tuo, kad yra įsikūręs čia šalia pat jūros, kur taip gera pabūti ir atsipalaiduoti. Tačiau šiandien Klaipėdoje mes lankomės ne tam, kad pailsėti, bet todėl, kad į mus kreipėsi vienas Gidūnas, dirbantis čia, su problema, kadangi jis buvo apšmeižtas ir kaip tai vyko ir kodėl tai įvyko, sužinosime šioje laidoje. Tad likite kartu ir šioje laidoje matysite. Prisipažinimai meilė. Čia masažas pagal šitą pakvietimą čia pas jūs? Jo. Mergaitė, kur mane įsimylėjo, ne? Tikriausiai. Vartukas nepasitikė. Tariamos ir realios vagystės. O kas paėmė buteliukus? O, čia. 3 buteliukų nėra. Tai pažiūrėsim kamerą. Tai mes taikomės gražiuoju, ar kaip darom? Kvies policiją. Buteliukai yra čia. Tai vat, čia bus vagystė. Nu. Taip, aš nufilmuosiu. Arba grąžinat man pinigus ir mes taikomės. Arba Kvieskit policiją. taikomės. Aš nenoriu konfliktų. Aš nenoriu būti. Jūs darote konfliktą lygioj vietoje. Nenoriu nei šaukti. Ponas kareivė. Kareiviukas. Taip, kareiviukas. Ne. Kvies policiją. Aš tavo pinigų neėmiau. Ir man pinigai nereikalingi tavo. Policija. Aš esu apkaltintas, kad aš klientas pavadinau 700 eurų. Aš to nedariau. Yra video, viskas yra. Nėra. Ir netgi sąžinės graužatis supratus, kad tavo melai gali ir į kapus nuvaryti. Kažko širdutė man stoja. Vaikelį. Nu, pridirbai. Aš atsiprašau. Lemba. Girdi. Taigi nieko nelaukus keliaukime pas Rimantą, kur šioje painioje istorijoje pasistengsime surasti tą pasimetusi tiesos grūdą. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Simonas Margis, ir laida Tiesos grūdas. Šiandien svečiuojamės pas Rimantą Kazimierą, naturopatą, sveikos gyvensenos propaguotoją ir lankomės tam, kad išgvildentumėm tam tikrą tiesos grūdą, ar ne? Sveiki, mėlyje. Taip. Taigi, papasakok, Rimantai, tuomet, kokia istorija čia nutiko pas tave? Ką? Jo, istorija gana tokia įdomi, nors gyvenime esu jų pakankamai daug turėjęs, bet čia dabar tokia labai jo išskirtinė, kur mano nei sąmonė, nei pasąmonė labai sunkiai susigaudo iš vis, kas vyksta toje erdvėje, mano erdvėje, kokie ateina žmonės, kaip jie galvoja, kaip jie elgiasi, nu, žodžiu, kaip ten sako, visiškas toks bardakas. Tai jeigu imti labai trumpai, užsiregistravo moteris Renata Genčkė, pagal Daunų kuponą, ten nugaros veido pečių masažas. Gal nepasakosiu ten tų kažkokių tai visokių smulkmenų, gal tik paskui apibendrinsim kažką tai. Taip. Įvyko masažas, viskas labai gerai, viskas labai fainai, nuostabu, jinai išskrido, jautėsi labai gerai. Kaip jautėsi? Ir taip toliau, viskas puiku. Tiesiog galiu paminėti vieną dalyką, kai pradėjau daryti masažą, tai pradėjo skambėti jos telefonas, nors jis įspėjo klientus išjungti garsą, tai taip toliau. Pradėjo skambėti, sakau, aš padėsiu tavo tašę už durų. Padėjau tašę už durų, žodžiu, ir viskas. Kaip ir paminėjau, jautėsi labai gerai, išskrido, viskas puiku, viskas gerai, paskui jinai... Atsiprašau, žiūrovam noriu pranešti, informuoti, kad visa medžiaga filmuota yra iš vaizdo kamerų, taigi tvirtą pagrindą turim visiems žodžiu, ką kalbate. Jo, nesumontuota. Žodžiu, žmogus išeina iš tualeto ir sako,
man kažko tai trūksta. Tipo, ale tašė. Gerai, nu aš taip juokais sakau, gal milijono. Sako, nežinau, milijono, ne milijono, bet kažko tai trūksta. Ok, gerai, o dievai. Praeina 4 valandas, žmogus atvažiuoja. Jinai jau išvyko ir išvyko po 4, ten 3:30 atvažiuoja, vienu žodžiu. Aš buvau tualete, išeinu. Sako, žinai, ko aš atvažiavau? Sako, ne, tikrai. Sako, tu man pavogei 700. Oho. Jes, galvoju. Tiek nugyvenęs, pirmą kartą pavogiau 700 eurų. Nu, geras. Nu, ir ten prasidėjo visokie cirkai. Tiesa, kai jinai atvažiuoja, jinai vagia iš manęs 3 buteliukus aliejaus, kuri vertė ten 150 eurų ar kažkiek. Aha. Kai pradėjo jinai mane kaltinti, kad vo čia taip ir taip trūksta man pinigų 700, jinai pas savo puslapį dėjo, kad ten tipa jis tik dalį pinigų paėmė, kad nesuprastų jinai, kiek ten buvo, kiek nebuvo. Tai grįžo už 4 valandų, paskaičiavo, kad ten 700 nėra. Ir grįžusi iš karto už buteliukų į tašę. Jo. Kai jinai atvažiuoja iš karto, tik tais pirmas restos aliejukus bumti tašę, aš išeinu, aš skau, čia buvo 4 buteliukai, kur jie, tipo? Ai, sako, čia buvo moteris, liftu atvažiavo, pasiėmė ir išvažiavo. Oho. Jes, galvoju, geras. Ir aš labai didelį klaidą padariau, kad aš pasakiau, kad čia yra filmuojama. Taip. Jinai susimėtė, ištraukė, deda atgal, sakau, taigi moteris pavogė. Ne, sako, čia aš pas tavęs nupirkau už 100 eurų ir grįžau jų atgal pasimti. O kada jinai juos nupirko pagal ją? Jinai nupirko, kai jinai atsigulė pagal jos idėją, aš ją prismaugiau, užmigdžiau, tada jinai pasigėdo tašės, nieko neatsimena, kas vyko. Aha, bet čia prisimaugėte jūs ją pagal reportažą, kurį matėme televizijoje, ne? Taip. Pagal vaizdo kameras jinai sako, kad jūs ją žolelių kažkokių prigirdėt. Jo, kai jinai ateina, sako, kokių čia papildų man davė, kokių čia žolelių, aš tik atsiguliau ir užmigau. Jūs man uždavėt vaistus, nuo kurių aš užmigau. O tą jūs gražiai sutvarkit mane ir mano piniginę. O toj mūsų garsioje televizijoje jinai papasakoja, kad aš ją prismaugiau ir nieko neatsimenu. Vis tik masažas tęsiasi. Vienu metu moteris įtarė, kad naturopatas masažo metu kažką užspaudė ir jį užmigo. Atsibudusi pamatė, kad nebėra šalia gulėjusios rankinės. Nu tiesiog nieko. Kai jinai prabudo, neberado tašės ir 700. Tobula. Renata, tu nuostabi. Bet kadangi jau čia taip atrodo, kad per televiziją sako vieną, per vaizdo kameras matyti, kad sako antrą, tai kame ta teisybė čia ta prasme? Ar jinai neprisimena, kam sakė, ar kaip čia? Jinai labai gudri, nes pusę valandos pasakojo, kaip dirbo slaptose specialiam būry kažkokiam, tai buvo vyrų viršininkė. Tai jinai labai gudri ir pasikaušusi va tuose dalykuose yra, kaip simanipuliuoti, sužaisti, kad, kitą pakišti po tanku. Ar kažkas tai tokio panašaus. Tai jinai, kaip sakė, nusipirko pas manęs ten tame kambarį, kur darau masažą, sumokėjo 100 eurų, nes kamerų nėra. Taip. Bet tenaigi pagal jos visą istoriją ir jos rankinuko nėra. Tai kaip jinai sumokėjo tuomet? Aš nežinau. Čia mistika. Tai ir galų gale, kai jinai buvo tai televizijoje pasakė, tai greičiausiai šitas Vitalijus, tas nuostabus žurnalistas, kai atvažiavo žurnalistas, sako, tu duosi savo versiją. Sakau, gerai duosiu. Sakau, pažiūrėkit video, kai buvo iš tikrųjų. Ir jis puikiai matė, kaip jinai vogė, kaip jinai sakė, kad moteris taip pat aliejuką pavogė ir taip toliau, bet šita televizija nuostabi.
parodė tik tais jos pusę. Ir aš įtariu, kad jis nuvažiavo antrą kartą imti interviu iš jos. Antrą kartą. Taip. Kai pamatė šitą mano rodytą tikrą video, kas yra iš tikrųjų. Oho. Tai dar ir pasistengė, ne tik, kad iš nežinojimo galbūt, bet taip išeina, kad net pasistengė jisai sudėlioti tą istoriją taip, kad, nu, taip sakant, sudėtų į vartus jūs čia taip. Taip, į vienus vartus. Vienas prieš 11. Čia lošimai. Jo. Tai tarp kitko, jis jau ne pirmą kartą. Antrą kartą, tas pats žurnalistas. Taip. Okay. Tai tendencija, tikrai aš nesiskundžiu, Vitalija, tu esi nuostabus, dirbi savo darbą, gauni atlyginimą, bet jeigu kalbėti apie žurnalistų etiką, nu tai nesikirta. Čia jokios etikos nesimato, jeigu tai. Ne. Ir dar man toksai klausimas kyla, jeigu žmogus kažkam duoda įtarimus, ar ne, vagyste, Taip. Ir neturi jokių įrodymų, nu, sakykime, vaizdo įrašų ar kažko, ką būtent jūs turite, kas priešingai liūdė netgi, ar ne, kad jinai pavogė tos buteliukus. Kaip galima viešoje erdvėje paskleisti tokią žinią būtent tam žurnalistui? Tai čia reikia kreiptis į žurnalistikos etikos pirmininkę. Nežinau, kaip jūs pradėjo. Jeigu jinai paklausė to žurnalisto, ar įmanomi iš vis tokie dalykai. Liktai gyvenam demokratinėje valstybėje. Nes tai jau yra toksai kaip šmeižtas. Tai čia aš nežinau, čia daugiau negu šmeižtas. Va, ir žiūrėkit, aš jokių būdų nenoriu pateisinti kažkom tai savęs tipą, ale aš čia nekaltas. Aš tik noriu suprasti ir suvokti, kas vyksta. Taip. Kas vyksta. Kodėl taip vyksta? Jo. Ir aš iškviečiu policiją, nu, tipo, ale jinai ten skambino, ne? Bet policija atvažiuoja pagal mano iškvietimą, turi roiką, galėsime kelti, ne? Turi roiką, turi skambutį, kai policija skambina, kur jumis surasti. Ir žiūrėkit, mėlyje žiūrovai, kai atvažiuoja policija, video parodysim, jo? Taip, žinoma. Jinai, Renata Genčkė, sako, mes čia biškį susikivirčiam, jūs galite važiuoti, laisvi. Nes aš žmogui. Iškiaučia policija stresas. Viskas, nebereikia. Kas atsitiko? Kas atsitiko? Susibarė. Su juo. Viskas gerai. Viskas gerai, mano. Gal reikia medikų iškviesti? Nereikia, važiuokit, ačiū labai, atsiprašom. Atsiprašom už iškvietimą. Nieko pinigai nedingo? Nusispjaut man tos pinigus, ką jisai. Kas buvo? Papasakokit, kas buvo? Nieko nebuvo. Taip 2-3 kartus pakartoja, kad jūsų čia nereikia, nieko nebuvo. Taip, tai jeigu tariama vagystė įvyko, tai kaip ir normalu, kad policija atvažiuoja. Tai jeigu jinai tą nukentėjusi, kodėl jinai taip labai nori išvaryti tos policininkus? Todėl, kad aš gavau kelias žinutes iš tų žmonių, kurie pažįsta Genčkę iš seniau. Ir netgi bylos yra iškeltos, kad jinai elgėsi pati nelabai sąžiningai. Kas norit pasidomėkit, Klaipėdos policijos komisariate yra iškelta byla Genčkei. Va, jinai ten savivaliavimas ar kažkas tai tokio, lipo ten per tvoras, vogė gėlės ar Tariamai, jo, nes tu čia man pripaišys kažką tai vieno žodžio. Tai ir žodžiu, man labai patiko, atėjo žinutė, sako, turėjau vieną vyrą, mirė, turėjau antrą vyrą, mirė, sako, trečiam nepavydžiu. Nepavydžiu. Nu, čia mes gal registrų centro kokio netyrinėsim, kiek tų vyrų turėjus. Čia toksai gal ir iš piršto lauštas, bet, nu, tikrai matėme irgi komentarą įdėsime, žiūrovai pamatysite iš būtent kaimynės, mes jos vardą, aišku, paslėpsime dėl viso pikto, bet tikrai pamatysite, kaip atsiliepia kaimynai. Ir dar čia galima pripaišyti, gerbiami Renatai, kaip turto privatavimą, kai jinai grąžino tuos 3 buteliukus, jinai man sako, darom taikos sutartį. Aš imu tuos 3 buteliukus ir man tipo nereikia tų 700. Ir aš važiuoju. Kokie brangus 3 buteliukai. Čia tokie, jau su aukso dulkėm. Tai kaip jinai čia gavosi, kad... Čia grinai aš galiu vertinti kaip turto privatavimą.
Tai yra reketas, akivaizdus reketas. Taip, ane? pakišt. Jo, kažkaip bandė. tai yra, ima mano daiktą, sugalvoja ten 700, tai iš vis jau 800, nes dar 100 sumokėjo. Ir kad važiavo policijos Hebra, siūskit dar pareigūnus, ekspertus, 50 kvadratų. Taip. Tu mane kaltini, kad aš pavogiau pinigus, tai ieškokit. Jinai sugalvoja, sako, tu dirbi ne vienas. Oho. Tu dirbi ne vienas, sako, čia ir visą Hebrašą. Ten daug nukentėjusių, daug ten visokiausių. Tai kai jai neišdegė su tais vogtais pinigais, jinai tada pradėjo manipuliuoti tom, kad aš jas žudau, smaugdamas, ane, Taip. užmigdau ir ten ale darau kažką tai. Taip. Jo, ir jau atvažiavo su pretenzijom mane, tipa priekabiavimas. Rupus Miltai Renata, jeigu aš tave išjungiau, užmigau ir ne tik tais prabudau už pusės valandos, tai palauk. Aš prie jos prikabiavau, tai kaip negali prisiminti? Jinai tik tais prabudo už pusės valandos. Mhm. Tai kaip jinai gali prisiminti? Nu kaip? Kur logika? Nu, nėra logikos, taip. Taip, nėra jokios logikos. Taip, tai mano nuomonė, kas čia įvyko, tai galbūt aš ir nepažįstu šios Renatos asmeniškai, bet mano nuomonė tai, kad žmogus sugalvojo, kaip pasipelnyti, jam neišdegė. Taip. Ir tokiu būdu jinai sugalvojo ant viršaus planą, kaip su tais buteliukais, kaip viską. Pamatė, kad jūs stiprus nepasiduodat, bandė pakišti, o galiausiai jūsgi paskleidėt šitą vaizdo įrašą, kaip jinai apsivogė jos draugams. Jo, draugams visiems išsiuntinėjau, kad žinotų, iš tikrųjų su kom bendrauja, su kom draugauja. O galiausiai po šito išsiuntinėjimo jinai nuvyko į televiziją. Jo, dar sakė pas Malinauską važiuos, Skirmantą. Aha. Jo. Ir dar norėčiau pasakyti, ten per televiziją mūsų nuostabiam davė komentarą Rūta Stratkauskinė. Privet, Rūta. Tai yra žinoma Lietuvoje masažo meistrė. Taip. Noriu tik pasakyti vieną. Save gerbintis žmogus, nesvarbu kokia specialybė. Taip. Ar tu šlavėjas, ar tu ten mezgėjas, ar tu karves melži. Tikras specialistas niekada nepasakys blogai apie kitą specialistą. Taip. Niekada. Reiškia, Rūtelė, atsiprašau, bet tu gyveni tamsoje. Tik tais tiek. Galėčiau labai daug ko pasakyti vienu žodžiu, bet susilaikysiu. Nėra tikslo. Nėra tikslo. Tai va, niekada negali sakyti ant kito blogai, nes tas blogis yra tik tais tavyje. Taip, tikrai pritariu. Na ir visą šią istoriją mes kaip ir išgirdome, detalės mes tikrai pamatysime ir atskiruose video sumontuotose, ar ne? Ir man tik tai klausimas, kadangi jūs turit visą vaizdo medžiagą, kuri pagrindžia jūsų istoriją ir paneigia jos istoriją, ar ne? Ką jūs ketinat su to daryti, nes realiai tai pagal viską jūs drąsiai galėtumėt kreiptis ir į teismą dėl būtent tų 3 pavogtų buteliukų, taipogi dėl šmeižto, kas įvyko būtent per žiniasklaidos priemonės, tai ką jūs ketinat daryti? Vienas komentatorius parašė, sako, Lietuvoje, labai atsiprašau visų, kad Lietuvoje yra teisus tik tas, kas turi pinigų. Nieko nenoriu šmeižti, nei policijos, nei prokuroro, nei teismų, bet gal iš tikrųjų tokia tendencija yra. Aš taip kaip pinigų neturiu, tai aš manau, aš nesikreipsiu niekur. Na, nebent tik tais tokiu atveju, jei kažkas tai vėl pradės rutuliotis. Ok. Nes jau tai būtų tiesiog per daug jau jūsų vis tiek ir orumas pamintas, jūs apšmyžė, sutripė per televiziją. Tai supranti, kas yra. Tai yra žmogus sėdė. Mes kaltinam rusus, ne, kad jie sėdė prie tos dėžės ir klausosi Putino. O ką daro mes lietuviai? Tai mesgi sėdim prie to teliko, žiūrim ir ką per dėžę pasakė, tas yra tiesa. Taip. Tai va, ir ta tiesa pasakyta apie mane
Tai mane dabar kiekvieną šuo pažįsta, kiekvieną katė. Sprendė? Taip. Va, tai gerai, kad aš suprantu, kas aš esu, kuo aš kvėpuoju, ką aš darau, kuo aš gyvenu ir man yra principė ramu. O kas ten vyks toliau, tai kaip Dievai duos. Kaip Dievai duos. Jo, tai aišku, čia pirmą reikėtų tą pačią televiziją duoti, ne? Bet galbūt, jeigu video šitas dės iki etikos žurnalistų, etikos pirmininkės, tai laimai pasidomi. Taip. Vitalijau, pamiršau tavo pavardę, paskui pasakysim tavo pavardę. Čia nėra jokios rolės. Taip, kad dar galiu paminėti. Tai kita laida turėjo pas manęs atvažiuoti iš tos pačios TV3, ten nauja, kieta laida, žinoma labai žurnalistė. Ir žodžiu, važiuoja, tai susirgo ten tas kažkoks tai operatorius, tai finalas toks, kad dingo, ne? Nesužinojo tą tikrą istoriją, chebra pamatė, tą tikrą video ir tą nesąmonę, ką parodė per mūsų žinomą televiziją, nesueina galai niekaip. Taip. Tai jiems čia būtų vien kaklo, jiems patiems, žinai. Ko gero, taip. Va, ką norėčiau, yra geras multikas rusų. Leopoldai, gyvenkim draugiškai. Tai labai geras palinkėjimas iš Rimanto, gyvenkim visi draugiškai. Galbūt ir pati mūsų Renata atsitokės ir išsinorės draugauti. Tai duok Dieve, kad žmogus tikrai prabustų. Nes ką aš kalbėjau su vienu žmogum apie ją, tai taip apibūdino, man neapsiverstų liežuvį šį pasakyti, bet galų gale jau yra metai, ne? Yra tas dalykas veiksmas, ta vadinama karma, ne? Sugrįžta. Jei ne šiandien, tai rytoj, jeigu ne tau, tai tavo vaikams. Jei ne vaikams, tai anūkais, bet tas veikia. Aš pats puikiai žinau ant savęs. Puikiai. Va, taip kad, mylėjai, gyvenkim tikrai draugiškai. Ir gyvenkim galų gale savo gyvenimą, o ne kitų. Kitų gyvenimą gyventi labai paprasta. Ir važiuoja. Taip. Na ką, labai gražus Rimanto palinkėjimas. Tai ačiū tau, Rimantai, kad pasidalinai šią istoriją. Aš tikiuosi, kad dabar žmonės iš tiesų pamatys, kas įvyko, susidarys savo nuomonę ir galiausiai išgvildins tą tiesos grūdą. Ar ne? Ačiū tau. Ačiū tau.